ką, sveiki visi kolektyvas, šiandien su tėvuku. Turim gegužės 14. Pasikrovė džipuką tvarkingai, vežam Glory sėklą, 108 FA, jeigu neklystu. Siejam 3 veislės, Glory, Liberty, Ligato ir Laima. Tai va, varom pas Andrių, padėsim pakraut, pažiūrėsim kaip Andrius laikas. Ar nosies nekrapšta laukuose. Andrius nosies nekrapšta, atidarinėja tvarkingai. Dirbam. Džipelis tvarkingai pakrautas, lingės atlaikė. Nu, Andriau, pasaka, kaip sekas? Viskas gerai. Kiek jau šiam turi panašiai, ne? 4, 5. Nu tai va, dabar ant geresnių laukų užmušė iki kokių 9. Nesutems. Nu, vyrai, dirbkit, aš pafilmuosiu biškį. O, matai, koks jis. Jis iš universiteto grįžęs jau vadovauja. Turim tokį vaizdelį iš vidaus. Andrius patenkintas. Kiek čia hektarų įrodė? Hektarų čia šiandien tiek. 4. Į hektarą 3,3 litriuką. Jo. O, bet tai čia gali pasikrauti realiai į pilną sėlką, tai kokį 50 hektarų, jeigu pilna privarai, ne kukurūzui? Jeigu pilna, jo, apie 50. Nu, matai, dar turi normą sėti, kadangi mes sėjam 90 000, o turi sėti 80 000, tada 50, pasės 48. Nu, ja, šiaip fainai. Toks pat fendukas, kokį man buvo atvežę, tik tai, kad 9, 420 arklių. Kiek čia? Štuką motovalandų Andrius prasukęs. Bet tai susijama kiek tokia diena, jeigu 12 valandų, tarkim, į valandą kiek sėja, nu, bet aišku, čia nuo užpilimų dar priklauso labai, ne? Jo, priklauso nuo laukų, nuo užpilimų, bet aš manau, kad sezono vidurkis bus apie 10 hektarų valanda. O čia dabar sekcijas, va, kaip atsidarinėjai, važiuojant va į trikampį. Ir va, Kaip arkštuvas, realiai. Jo. Dirba. Ir matysi, kai sudėks, nu, aišku, tu jau pernai matei, kai sudėks, tai nėra. Miela, malonu. Tai jau man pernai buvo tas su sėkla, kad, žinai, sėklas užpirkta, biškį užmesta daugiau ir dar lieka pastoviai, tai tas yra. Niekada nebūdavo. Nu, Vaderštatas turi tą. Jo, Vaderštatas turi. Nu, ne vien Vaderštatas turi būti, matai, ir protingas, ir traktorius, nes negali bet kokie traktoriai dirbti su Vaderštatu. Nu jo. Bet tai va čia va dabar neina lauko ribą tą užsidėt... Ribą? Jo, ribą ir tau turėtų kiek liko hektarų, žinota, ne? Eina, jo. Pasikeitėm 3 sėklą, tai kažką reikia pakalibruoti. Minimaliai. Pakeitėm sėklą? Jo, pakeitėm 3 sėklą. Va, čia valytuvai yra, reguliuojasi jie. Ir ant kiekvieno dabar pasukti reikia, ne? Jo, kiekvieno reikia dabar pasukti. Bet tie valytuvai, jie nuo kukurūzo dydžio ar nuo ko čia jie priklauso? Taip. Nes jie šalia eina tų skylučių ir nuo kukurūzo dydžio tu juos turi arba atitraukti, arba priartinti. Nu jo, ir čia ką, o sukasi toks ratas, ne, oras pritraukęs. Viskas sukasi ir yra slėgis. Duoda slėgį, va, galiu parodyti iš tikrųjų. Va, čia į vidų įbyra sėklučių ir per tą žarną ateina oras slėgis. Duoda slėgį ir jinai prikimba, nu, prispaudžia ją prie tos skylutės. Sukasi jinai, ne? Ir kai sukasi jinai ateina čia iki tos vietos, čia va yra toj vietoj vamsdelis, va šitas. Ai, čia oro nebėra. Jo, ir va tas ratukas toj vietoj stovi, užspaudžia tą vietą, dingsta slėgis ir jinai tada šauna tuo vamsdeliu. Ir čia lekia 70 km per valandą greičiu. Ir tiksliai lekia, o šitas varatukas pagauna ją. Prispaudžia, pagauna ir tada jau... Ai, čia dar mikrogranulės, ne? Galima ant viršaus. O priekį trąšų diskai. Turim kampą, kuriam biški šlapė, bet šiaip visas laukas baltuoja gražiai. O čia tokia drėgnesnė vieta su melioracija. Problemas, pastoviai šlapė. Bet nieko. Ir tokiuose sąlygose pilnai užspaudžia vagytes gražiai.
Manau, viskas bus gerai. Ryte irgi, sakė, vienam lauke buvo truputį šlapė, nes pats buvau Kaune, kai pradėjo chebra dirbti. Varau, dabar pakrausiu fūrą, rulonus pagaliau pradėjom vežti. Joniškis atidarė kelius ir tada ant tiesiųjų dar pakelsiu droną, pafilmuosiu. Bet šiaip, jeigu jums reikia paslaugos kukurūzo sėjimo, rapso sėjimo, nes su ta pačia sėjamoje gali pasėti rapsą, ar smulkinimo, dar dronus turi jau Andrius, kombainus, kulymą paslaugą atlieka, tai paskambinkit, lengvai susitarsit ir, manau, padarys tikrai gerą kainą. Aš jau su Andriu dirbu 2 metai, galit pažiūrėti videką iš praeitų metų. Irgi gražus duetas buvo atsivaręs 2 sėlkas, padarėm 105 hektarų per 11 ar 12 valandų. Nu tai, vienu žodžiu, kosmosas. Turbūt pirmyn atgal. Sėklas dar kelis kartus dasipylėm, bet viskas į pabaigą. Šiandien purškėm kviečiukus, iš tikro tas 10 mm kur gavom, baisiai pakeitė vaizdus ir dabar laukai atrodo idealiai, miela malonu purkšt. Rapsas jau pradeda žydėti, gamta labai gražėja. Iš tikro tie kviečiai, kvietrugiai irgi atsigavo, žirniukai irgi gražiai, tai to pozityvo šiek tiek atsiranda. Ir manau viskas bus gerai. Purškėm fungicidą paprastai, azoksistrobinas ir protekonozolas. Ir dar dasidedam augimo reguliatoriaus. Nors dabar čia 3.1 šiaip yra, bet drėgninti orai, ką žinau, pasėlis tai kol kas nesimato ligų. Manau, viskas bus gražu. Dar vienas purškimas bus atliekamas fungicidinis. Azotą 100 šiam kažkur gavęs, reiktų skaičiuoti, bet plius minus. O toliau purškimų sezonas eina į pabaigą, kvietrugiai pilnai sutvarkyti, žeminiai miežiai pilnai sutvarkyti. Rapse kitą savaitę atlieku naktinį purškimą, kviečiam, kaip ir sakiau, vienas, žirniam žolės, avižas žolės ir kas dar, nu tai vasariniai miežiai nuo ligų vieną kartą ir žolės irgi sutvarkyti. Nu ir kukurūzas, tai bet čia tokios smulkmenos šiaip vis tiek viskas verčiasi į pabaigą, reikia pasileisti kombainą ir pasižiūrėti džiovyklą, viskas, būsim pasiruošę sezonui, o tas sezonas kas čia beliko, mėnesis laiko ir važiuosim. Nu žinokit, širdis dainuoja, šalnų nėra, ankštarytės gražiai mezgasi. Centrinis dar nepilnai žydė, bet 4-5 dienos, blemba, seniai toks rapsas gražus buvo. Tikrai miela malonu atlikinė darbus rapse, ne tik rapse, laukuose. Nu labai gražu. Aišku, atvažiuoju laukų pažiūrėti su purkštu, nes kviečias čia purškiau netoli. Tai sakau, greit užšoksiu. Nu ką, turim neeilinę dieną, turim 10 valandų, ketvirtadienį ir pagaliau purškiam rapsiuką. Vienas iš įdomesnių darbų. Aišku, visi darbai įdomu žemės ūkį. Nu, bet šitas toks neeilinis. Sekas visai neblogai. Dabar 40 hektarų laukelyje. Planas šiandien 100 pem padaryti. Galima sakyti 2 laukai. Vienas kem, kitas 110.
Miela malonu tokiuose dirbti. Iš tikrųjų gal kokią 7-8 valandą gavom porą milimetrų lietaus. Nežinau kiek ten tiksliai, nes prieš naktinę pamainą truputį buvau nuėjęs atgauti jėgų. Bet, ką žinau, viskas gal gerai, nėra labai šlapias tas rapsas. Aišku, yra rasa, ratai šlapinu, bet tai nėra ko norėt. Ar taip būtų ta rasa ir naktį. Tai viskas kaip ir gerai, o centrinis butonas jau galima sakyti pilnai įsiskleidęs, manau visai laikas. 100 pm litrų vandens naudoju, važiuoju iki 17, nes technologinėse, kur pirmyn atgal kelis kartus prasivažiuoja, tai apsidaužo tie žiedai. Bet nieko, tas rapsas regeneruos čia, viskas tvarkoj. Pravažiavus ir su paprastais purkštuvais prie traktoriaus, iš tikro tas rapsas regeneruoja ir neblogai atsigauna. Varam dviese su Brazkiu, reikės pakelt droną. Brazkį pastatysiu ant purkštuvo vairo, nes vienam sudėtinga gerų kadrų paimti, kai reikia ir vairuoti, ir droną pilotuoti. O šiaip purškimų užregistruoti prieš 3 dienas, registruoti per ką? Per Geoface'ą. Tai Geoface'as dabar irgi turi funkciją, kad galima greitai ir paprastai užregistruoti laukus, kas iš tikro labai sutaupo laiko ir viskas vienoj vietoj. Ką dar Geoface'as turi gero, tai dabar yra viskas sudėliotas klipais ir galim, tarkim, pasispaudžiam ant šitą klipą. Aišku, mano pačio dar nėra tas padaryta, nes turiu popierinį variantą, pasidarėm prieš kelis metus popierinį, nes nežinojom, kad Geoface'as ant tiek ištobulės. Bet esmė, kad galima kur nuoma, kur sava žemė, pasidaryti tokį žemėlapį ir viską matyti. Tai tas gan patogu ir galim dar rasti sklypą. Aišku, galima ir per PPI-są pagal unikalų rast, bet čia viskas vienoj vietoj. Mano žemėlapis buvo padarytas ranka, irgi tą pačią funkciją atlikdavo, bet aišku, čia padaryti iš A3 formato. Bus prisiminimas, reiks paskabinti ofise. Aišku, ofisą reikia pasidaryti, bet esmė, kad dabar tą turi Geoface'as ir daug paprasčiau. Susižymi kur nuoma, jeigu kažką susirandi kažkokį sklypą, tai viską galima dokumentuoti. Nereikės net drono kelt, autopilotas įjungtas, tvarkingai. Važiuojam, dirbam. Vienas purkštukas, matau, užsikišęs. Reikės gal prasivalyti. Labai gerai veikia autopilotas. Ir viskas, leisiu važiuoti namo, o man ką, ilga naktelė laukia. Oras geras, vėja nėra. Galimės dirbti. Turim pusę 3, dabar varau čia triatloną, tą didelį lauką, o prieš tai buvo Eksburis, ganėtinai sunkiai sekas, čia buvo filtrus kažkodėl buvo užkišę, dar droną kai pakėliau, irgi buvo, kad tik prašė prisijungti kažkaip tai, bet vis tiek pabaigsim, nebe per daugiausiai liko, triatlonas biškiai aukštesnis, aišku viešas su fendu plačiai buvo išminkytas, tai sunkiai užsitraukinėja tos technologinės, bet šiaip tai
Yra aišku didelis laukas, yra visokių vietų, yra durpynų. Čia ir smėlių yra tokių, kur nieks neauga, ar ko tenai. Nu, bet realiai tas rapsas toks, ką žinau, būdavo metų, būdavo geresnių, būdavo gal ir prastesnių, bet kas gerai šiemet, kad nėra šalnų per žydėjimą. O čia va tokia vieta prastesnė. Nėra šalnų per žydėjimą, tas ankštarų mezgimas labai gražus ir ypač Eksburyje. Triatlonas jisai vėlyvesnis, dar matosi žiedynai ne visi žydi, bet laiko klausimas šiandien. Apžiūrim purkštuvėlį po nakties. Va čia va būdavo vienais metais prisikūpė ir rūda dėmė išdega, bet dabar kažkaip neišdegė. Bet nusivalydavo, šiaip nieko labai baisaus. Biškį pasiplaut reikia, va tavo vietą. Ir aišku, turbūt ten nemažai yra žiedlapių. Na jo, ten tas pilnas žiedlapių. Bet šiaip čia nieko baisaus. Biškį apsiplauti ir galimės varyti. Nežinau, arba į miežius varysiu nuo žolių vasarinius, arba į žyrinius nuo vienskilčių prapūst. Oras geras, vėjo nėra, saulės spindulių tiesioginių nėra, purškimo oras idealus. Atlėkiau į vasarinius miežius, maišelių primėtyta kažkokių tai. Reikia eit nusvalyti galinę kamerą, purkštuvą nusiploviau minimaliai, purkštukus prasvaliau, filtrus, tai dabar galimės dirbti. Šiaip mėdžiai, ką žinau. Čia paskutinis laukas sėtas, bet čia žemė geresnė ir čia mažas laukas. Yra ten ant tų smėlynų, tai yra normalių biškį plikesnių vietų, bet šiaip labai gerai, čia tas lietus išgelbėjo mus. Tai va, dabar galimės purkšti, vėjas nemažas yra, bet su horšu tai visiškai ne problema. Aš turbūt neatsimenu, kada dėl vėjo nebepurškiau, nes tiesiog lašą pasistambini. Ir viskas, nu kaip neatsimenu. Atsimenu, kažkada buvo Džindyro purkštuvas. Senas ten 732, man atrodo. Bet tai jo, ten per vėją nepapurkščiu. O čia lašą pasistambini ir viskas. Vakar sėkmingai pabaigiau purkšt miežius. Dabar purškiu žyrinius nuo vienskilčių. Dvi skiltės matosi jau iškrytė. Viduriai visų piktžolių geltoni. Dar kur didesnės buvę, tai truputį mažiau, bet šiaip krenta. Vienskilčių nėra daug, bet vis tiek prasivarau visą lauką, nes yra kraštuose buvo neužlifusuota. O taip, tai nu ir taip, viena kita pastaiko, gal čia tuščia viža ar kas matosi, prasivažiuosiu. Turėjau herbicidą ir tiek žinių. Šiaip žirniai visai neblogai jau dabar atrodo. Neatsimenu, kuriais metais taip atrodė, nes kažkuriais metais auginau, tai nelabai kas ten buvo, bet anksčiau, senesniais tais laikais augindavom, tai viskas gerai su tai žirniais būdavo. Reikia tikėtis ir šiemet bus gerai, nes plotas nemažas užvarytas. Su nuėmimu sunkiausia su jais, bet kažkaip tai nuimsim. Žirniukai irgi pabaigti, jau sprindiniai yra. Avižas irgi nupurškiau. Dar parodysiu, laimėjom melioracijos projektą. Aišku, dabar mažai tų projektų, technikai sunku kažką laimėti, bet melioracijai pakliūva. Aišku, gal 100% pinigų eina į griovius. Bet tiesiog patys irgi neturim lėšų valytis grioviam, nu tai irgi tų griovių daug palei laukus yra. Tai padeda chebra valyti, atvažiuos dar ekskavatoriai. Ir aišku, nemažas plotas pasimelioruos. Man atrodo, gal porą šimtų hektarų. Nu, aišku, ten nenaujai viskas, bet probleminės vietas. Vis tiek, kai Europą remia, tai miela malonu. Džiugu, kad Europą investuoja į tos ūkius, nes iš tikrųjų, jeigu ne Europą, nu tai daug prastesnė situacija būtų. Ne tik su ūkiais visais, nes, nu, blemba, tie europiniai pinigai. Belikiek jie iš tikrųjų padeda, kad ir tos pačios išmokos, ta pati technika, kur būdavo paramos, nu, viskas realiai pastatyta Europos pinigais, dauguma ūkių. Tai va tokią situaciją ir turim šiai dienai su darbais ūkyje. Reikia kažkaip dobilus bandyti prisipjauti, aišku, technikas neturim patys tam, bet kaimynas kaip ir žada padėti šitai situacijai. O taip, nu ką, ruošiame sezonui, laukiam sezono, nenuvaldymui artėjas, bet tai džiugu. O ką, aš jums sakau dėkui, kad žiūrėjot videką, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasubinkit kanalą ir iki.